Sveiki, chebryte, atvykę į mano naują video. Ir šiandieną bus pirmoji laida. Šiek tiek atsiprašau, kad tamsoj filmuoju, jau vakaras. Įsijungiau stalinę lempą. Čia iš karto esame ne kur kitur, o Čempionų lygoje. Čia bus pastarosiom dienom visi geimai, visi populiariausi geimai. Ir pirmasis iš jų yra Tottenhamas prieš Dortmundą. Kodėl pasirinkau šitą geimą? Tik vien dėl to, kad teibulė jie yra lygus, jie turi po 11 taškų ir abu yra 10 ir 11 vietoj. Abu yra lygus, bet statistika manęs visiškai nežavi, nes Tottenhamas yra po 3 pralaimėjimų iš eilės ir 2 lygiųjų, o Dortmundas yra su 2 lygiosiom ir 3 pergalėmis. Ir rezultatas, manau, bus gana paprastas, tvirtas ir aiškus, tai, manau, 2-0 ant Dortmundo. Sekantį geimą įdėjau Sportingą ir PSG. Realiai dabar dėl ko šitą geimą įdėjau, tai tik dėl statistikos, nes nustebino Sportingo statistika 3 pergalės, 1 lygiosios ir 1 pralaimėjimas, o PSG 4 pergalės ir 1 pralaimėjimas, tai gana lygų. Tada gana mane nustebino statistika tik dėl vieno dalyko, PSG 3 vietoj, čia viskas aišku, bet Sportingas yra aukščiau nei Barcelona, čia tik dėl to, daugiau manęs nieks nestebino. Tai manau, kad čia rezultatas man bent jau aiškus. PSG šiuo metu kažkaip labai netaškuoja daug taškų, bet čia yra Sportingas, čia nelabai gera komanda. Tai ar 1-0 abejoju, 2-0 garantuoju, 2-0 ant PSG. Sekantis geimas Interis prieš Arsenalą. Gana įdomus geimas, bet Interis man bent jau kiek aš jį matau, šį sezoną netrodo gerai, atrodo silpnai ir pralaimė savo toj kažkokiai nepopuliarioj lygoj, kur net nežinau kaip vadinas. Bet Interis mane nustebino su statistika. Ir todėl aš jį įdėjau. 4 pergalės ir 1 lygiosios, o Arsenalas 3 pergalės ir 2 lygiosios. Tai gana lygiai Arsenalas man atrodo tvirčiau, geriau prieš tokius komandas kaip Interis, nes man atrodo, aš nenoriu labai užtikrinti šito, bet man atrodo, kad Arsenalas pastaruoju metu žaidė prieš gana geras komandas, tai tokie rezultatai. Tas mano rezultatas, man kažkaip atrodo, kad Interis neįmuš nei vieno taško. Man tiesiog taip atrodo, o Arsenalas tiesiog paims, tai po truputį, po gabalėlį pasims ir laimės 2-0, kažkaip man per gerai skamba, 3-0 garantuotai man kažkaip. Man kažkaip atrodo 3-0, kad bus. Tai jo. Sekantis geimas Real Madridas prieš Monaką. Nueikime į statistiką. Realas turi 3 pergalės ir 2 pralaimėjimus, Monakas turi 2 laimėjimus ir 3 pralaimėjimus. Ir kaip tik Realas yra po lengvos pergalės. Visiškai neseniai buvo, vakar buvo, kai šitas video išeis bus užvakar, man atrodo. Tai jo, nueikime į statistiką. Monakas sėdi 19 vietoj, Realas sėdi 7 vietoj. Man atrodo, Realas bus kaip tik pasikūręs su nauju treneriu ir dominuos. Ar bus 2-1? Nemanau. Man kažkaip šiandien nuojauta kužda, kad bus tik sutriuškinimai. Ir ant Arsenalo buvo, ir ant čia. Aš kažkaip manau, kad bus 2-0. 2-0 pasims pergalę. Sekantis geimas yra Atletico Madridas ir komanda Galatasaray.
Sorry, jeigu netai pasakiau, aš šito klubo nelabai domiuosi. Tai eikime į statistiką. Atletikas yra su 3 pergalėm, 1 pralaimėjimu ir 1 lygiosiom. O Galatasaray yra su lygiai tokia pat statistika. Nueikime į teibulą. Tai ten matome 8 vietoj Atletikas, 19 vietoj Galatasaray. Šitas yra pagrindinis dalykas, ką aš ir matau, nes Atletikas neseniai atliko pergalę, atliko laimėjimą ir man to bus užtikrinti, pasimti dar vieną laimėjimą prieš lengvesnę komandą ir pasims 2-1. 2-1 pasims. Dar vienas geimas Newcastle'as prieš PSV. Statistika mane nustebino, nes PSV neturi 5 pergalės iš eilės. Newcastle'as tuo metu 3 pergalės, 1 pralaimėjimas ir 1 lygiosios. O teibulėje matome visiškai kitokį rezultatą. PSV yra nukritęs į 21 vietą, o Newcastle'as sėdi 12 vietą. Ir mane kažkaip nustebino šitas teibulas. Ir aš kažkaip manau, kad čia yra ne veltui. Kad Newcastle'as pasistengs ant čempionų lygoj nenukristi, išlikti toj pačioj pozicijoje ir laimėti. Ir manau, kad tiesiog pasims gana ramę, bet neramę pergalę su gana mažai taškų 2-1.